Eurą Klaipėdoje pristatė Lietuvos banko atstovai, sulaukė tik Saujelės garbaus amžiaus klaipėdiečių dėmesio. Aš lietuvė, aš už Lytą. Kiekvienas pinigų pasikeitimas visada paprastam žmogui yra nuostolis. Visada. Galvojom, kad taip pat bus ir šį kartą. Klaipėdos senamiestis turistus šiemet pasitiks išraustomis gatvėmis. Paprasčiausiai nepaaiškinami tokie sprendimai, kad gatvės bus išraustos sezono metu, kai laukiam kruizinių laivų antplūdžio. Švenčiančios bibliotekos tikisi skaitytojų supratingumo ir laukia skolininkų. Knygų negrąžina tūkstančiai klaipėdiečių. Yra ir rekordininkų, kurie jau keletą metų negrąžina knygų. Prasideda paplūdimiuose budėsiančių gelbėtojų atranka. Dauguma pretendentų studentai. Darbas sezoninis ir turtų nepadeda susikrauti. Dirbi saulė, puikus oras, puiki kompanija. Šios ir kitos temos laidoje Klaipėdos savaitė šeštadienį 20 val.